jau pilotuoju lėktuvą! Sveiki žiūrovai, šiandien susitinkame Kado Auto laidoje, kurioje turime ne tik galimybę pakalbinti išskirtinius žmonės, bet ir išbandyti išskirtinius automobilius bei žada atimančias patirtis. Ir šiandien Kado Auto susitinka kartu su pilotai.lt ir leis mums ir mūsų viešniai apsispręsti, kur smagiau yra ant žemės ar ore. Ir šios dienos svečias taip pat išskirtinis. Tai yra Lietuvoje jau daugelį metų žinomiausia nuomonės formuotoja Karolina Meskino. Ja pasitiksiu štai šiuo automobiliu. Tai yra Mercedes AMG GT 63S automobilis, kurį galite rasti ir įsigyti Kado Auto. Tai šokame į automobilį ir lėkėme pasiimti Karolinos. Eiktu. Mašina, kaip sakoma, stojasi piestų, gal net užsidarysiu langą, nes plaukai bus pasišiaušę atvykus. Oi, kaip fainai, buvau pasilgus šito bajerio, kur sėdynės tave meiliai apglėbė ant posūkių, kur vat, jeigu sukai tą pusę ir virsti, jos biški taip sugauna tave, žodžiu, apsikabina. Jeigu kažkam trūksta meilės gyvenime, gali tiesiog šio automobilių realiai nusipirkti meilės ir šilumos. Šiaip jinai tokia kažkaip tokia labai milžinė atrodo, milžinė dičkė. Reikia neužriaumuoti policijai pro šalį važiuojant. Kaip jinai duoda iš vietos, aš negaliu patikėti. Blemba. Norėčiau su tokia dragė suvažiuoti. Tik išlengvinti kažkaip reikia. Labai greit bėgis automobilis, ta prasme, net biški, nežinau, atpratus jau, atleidus gazą, jinai, kaip suprantu, biški pasikrauna. Tai jinai, nors ir labai galinga, ganėtinai, kaip suprantu, taupiai čia mes galim pasivažinėti. Sąlyginai. Šiaip tai mieste, aš net nežinau, labai komfortiška, bet tos galios, aišku, tiek turint, nu aš įsijungus dabar esu Sport Pliusą. Tai tas režimas tikrai, nėra gatvė važinėtis, galima ir ekonomiškiau važiuoti, nes įspūdis tai wow. 630 kW, jeigu neklystu. Tai sočiai. Taip net pradžiai iš vietos judėti įsijungus tą Sport Pliusą net truputį nejauku, nes atrodo, kam to reikia taip stipriai. Gerai, aš matot, prie tų, žinot, labai naujų mašinų nepratus. Man čia visus ženklus skanuoja, greitai rodo. Žmogui mąstyti realiai daug vietos nepalikta. Jeigu turėčiau tokią mašiną, tai norėčiau, kad truputį spraksėtų. Jai labai tiktų taip, žinot, tas V8 toks žemas, toks burbėjimas. Labai norėčiau, kad truputį triukšmautų. Ne per daug, kad tik tam tikrom progom, su Sport Pliusu, ten taip toliau, kad žmonių nenervint. Eiktų, man su savim patinka, žinot, nes įsikibęs į vairą, tu gali kontroliuoti, kiek tu čia tampysės, bet kitus žmonės, tai aš įsivaizduoju, kad agonija jiems. O, nice, biški užmetė. Ai, su Sport Pliusu užmetė. Geras. Patiktų, žiemą irgi patiktų. Viduj tai toks jau biški kaip ir futuristika, kaip ir medžio turim, tai kaip ir balansas. Aš gal per daug tų televizorių nemėgstu, čia nėra tas, kur jau visiškai išsižergėt ir ten visom įmanomom šviesom šviečia, tai toksai skanus balansas. O, yra elektrik funkcija, čia galima pilnai elektrą važiuoti, aš matot, ne gyveni ir mokais. Labai pastebėjau, štai mašinai durelės taip labai minkštai atsidaro, bet nežinau kaip spintelės durelės, nežinau kaip apibūdinti, kažkaip kitose mašinose taip spaudi, stumi, o šitoj toks jausmas pasitinka, tave paleidžia, žodžiu, nežinau, va tokį keistą pastebėjimą paturėjau, bet iš karto atkreipė dėmesį. Tai... Įdėmiai klausau tavęs. Labas, Karolina, kaip tau sekas, ar tu jau pasiruošus? Pasiruošus. Oi, labai gerai, žinok, aš jau visiškai prie pat galimai išgirsi mane murkiančią net per langą, bet gali po truputį leistis ir karietą neužtruksi atpažinti.
Gerai. Gerai, iki. Tai man jau dabar sudinės? Jo, laukiu tavęs apačioje. Oh my god. Tada! She's perfect. She's perfect. Tinka Žinai, šiandien. Čia viena gražiausių spalvų, kokia. Čia net blizgučiai. Man irgi tokia ir Jinai mergaitiška, tobula. bet ir tokia poniška, žinai. Tai Jinai tobula. pamatysi dar kaip važiuoja. Aš galvoju, kad pirmą tu sėski keleivę vietą. Jo, aš tau- gal apsiprasiu šiek Jo, jo. tiek. Pravešiu. Oh my days. Čia taip mes kietai. O, papa. Man šiaip įdomus tavo santykis su automobiliais. Gali papasakot, ką pati vairuoji ir kaip pavyko tokį automobilį išsirinkti. Čia turbūt nėra tavo pirmas automobilis, tai gal nori papasakoti apie savo pirmą automobilį, pavyzdžiui? Mano pirmas automobilis buvo Fiat 500. O dieve, kaip jau čia kiekvienas merginas tokia, žinai, svajonė priminė. Jo, ir aš atsimenu, neturėjau teisų dar. Aš grinai ant 18 gimtadienio išsilaikiau jas. Aha. Bet mano pirma avarija buvo Ai, jau prie avarijos. Iki. Jo, aš su savo tuometiniu vaikinu važiavau, sėdėjo šalia manęs ir man tėtis buvo slapčia pasakęs, kad tu praktikuokis, bet mamai nesakyk, mes išvarom, tu pasivažinėk, žinai, tegul O, draugas blemba. prižiūri, nes jis turėjo teisės. Nu, tipo, aš jau buvau praėjus. O dieve, čia mane suformavo kažkaip, apkabino kėdė. Taip, čia labai fainas tas efektas iš šono, kad jeigu truputį... Kaip miela. Jo, aš sakau, čia jeigu biškai esi vienišas, kad iš kur Aš trūksta sakau, aš šilumos. net pajaučiau tokį, žinai. Ji mane apkabino. Tai va, jo, ir aš išvažiavau, nes jau turėjau, žinai, kur beveik visas vairavimo valandas jau praėjus, reikėjo tik regitroje išsilaikyti. Taip, jau finišo tiesioji. Ir išvažiavau ir sankryžoje, aš net neatsimenu, kaip tai įvyko, bet į mane tiesiog įvažiavo mašina, galimai tai nebuvo mano pagrindinis ar kažkas tokio. Bet man pasisekė, kad tas žmogus neturėjo irgi teisių. Mano sekanti mašina buvo Mini Cooperis sportinis, kabrikas. Atsimenu šitą ikoną. Su Gucci apdailom, ale. Ten iš tiesų Taip, nebuvo Gucci, bet taip. visi galvoja, aš toks spalvos tik susirinkau. Tai iki dabar tai yra mano širdies, mano sielos mašina. Aš supratau, kad prie mano tokios Pirmoji meilė. hipiškos, meniškos sielos Taip. turi būti plaukuose vėjas, žinai. Taip, Tai aš taip. esu visiškai kabrioleto žmogus. Padarysiu langą, kad bent kažkiek. Aš išlysiu. Jo, tai man labai patiko. Mano Mini Cooperį šiuo metu į mano brolis vairuoja. Tai aš tiesiog... Nenorėjai tolimai atiduoti nieko. Jo, aš bandžiau parduoti, bet, žinai, specialiai buvau užkėlus ganėtinai kainą, nepardaviau ir tada, žinai, mano brolis kažkaip ją perėmė. Tai aš dabar laukiu sezoną, jau esu pasiruošus kabriko playlistą, kad apsikeis mašinom, kad aš galėčiau tiesiog prasilėkti su vėjų plaukuose. Būtina, absoliučiai suprantama. Ir kai pastojau, nusipirkau savo X3-ką. BMW džipą ir vis dar su juo. Tokia jau truputį šeiminiškesnė realiai. Kad tilptumėm jo dėl to, kad Mini Cooperis buvo mano 2 durų. Taip. Tai dabar fainai, kad, 6 metai aš su savo mašina, tipo, jinai kaip per sviestą važiuoja, žinai. Taip. Tokia kaip ant sofos namuose, man žiauriai patogi, talpi. Iš tikrųjų net nesvarstau kol kas apie keitimą, nors... Nežinau, mane visą atrodo, žinai, bičiai aplinkoje papušina ir tėtis jau sako, gal tu pagalvok apie kažką. Nu, bet jeigu tau viskas gerai, tai kam, žinai, kol dar gali užsišokti ant kažkokių didesnių problemų ir didesnio galvos skausmo. Jo, aš kažkaip galiu pasidžiaugti už kitų mašinas įspūdingas, bet man šiaip mašina, nekutena, drugeliai, pilvo. Gerai, kai tai važiuoji, tai pakutena. Keliai sėdėjai, ne, šiaip man patinka greitis. Šiaip, tau su automobilis esi kažkokia ypatingai ilgą kelionę turėjus, ar visgi ne pati pirma transporto priemonė, kurią rinktumės? Man žiauriai patinka vairuoti ir man patinka mašinai sėdėti. Ir pačiai vairuoti? Ir vairuoti, ir mašinai sėdėti, ir jo, kažkaip, mane nuo vaikystės, nuo kūdikystės labai migdydavo, sakydavo mašinai, kad aš iškart smigdavau. Ir mes kažkaip... O tai gal su tėvais pakeliaudavot su automobiliu, ar... Kai mes visą laiką Italijoje tik su mašina. Geras. Mano viena mėgstamiausių buvo kelionių, kai mes dviese su tėčiu varėm į Italiją su kabriku. Aha. Visą kelią atsidarė stogą, visą kelią. Geras. Aš buvau didžėjoje ir buvo toks, žinai, toks core memory. Kiek tu metų buvo? Kokie 3. Ai, čia netgi aš galvau, gal čia toks iš serijos 15-14, geras, kaip fainai. Čia buvo iconic. Čia maras kiekvieno svajonė būtų tokią kelionę apturėti su tėčiu. O vairavai kažkiek, ar tėtis visgi laikė? Tėtis visą laiką vairavo, bet matai, mano tėtis labai, jam irgi patinka mašinos.
jis netgi tokių mini kolekciją turi, jisai visiškai apsės Wrangleriais. Aha. Tai jis ten nusipirkęs karo laikų, ten 40 metų, kur be durų ir 8-vietę mašiną legaliai, bet realiai 2 kėdės vos neore kabančios ir didžiulė bagažinė atvira. Gera. Tai jisai mane Kaip mokino prijaučia. vairuoti, nu jis mano dukra jau sodyboje, jai 5 metai, jinai jau nuo 3 metų vairuoja. Ant kelio, ne? Ant kelio, jo, mano tėčiui labai svarbu, kad moteris mokėtų jaukiai jaustis prie vairo, žinai. Čia labai svarbu, nes Čia kai labai tu iki svarbu. 18 lauki, tada pirmą kartą atsisėdi, nu taip vis tiek daug streso, kažkaip kai tu esi jaunas, mažiau tų baimių ir žymiai lengviau daug kam mokytis, žinai, toks atrodo pasičiupinti ir labai faina, kad vat, jaukiai galit jaustis ir čia toks vis tiek kasdienis dalykas, žinai, nesvarbu net ir ilgas keliones. Čia prisideda prie moters nepriklausomybės, žinai. 100%. Prie to independent jausmo. Tai mano Jo. mama visą laiką kalė galvą, kad turi pati mokėti užsidirbti pinigus ir kad niekada neturi priklausyti nuo vyro, turi savo šaibas uždirbti, o tėvas visą laiką, kad mašiną turi mokėti vairuoti ir būti rami. Labai Tik teisingai. dėl ko jis žiauriai pyksta ant manęs ir man gėda tai pripažinti, bet mano teisės yra tik tais automatinės. Aš žinok, nematau didelės problemos, nes esant kažkokiai emergency situacijai, kažkas šalia padėtų pavairuotum ir mechaną, jeigu taip jau baisiai reiktų, o Jeigu o baisiai čia reiktų. pasivairaus mechaną. Tėtis bandė, bet aš kažkaip nelabai, žinai, kai aš nenoriu, su manim sunku. Taip, žinau. Žinai. Taip. Yra tas. O šiaip kalbant apie mašinas, jo, mano svajonė tai kokia nors būtų senovinė kolekcinė, ten koks Cadillacas. Kaip galbūt ne pačią pirmą, kad nebūtum priverstas kiekvieną dieną važinėti, bet Jo, tokia, žinai, jo, viena bet iš opcijų. tokia pramoginė, vasarinė. Savaitgalinė. Kur Blemba, nors, jeigu kietai. turėčiau ten hatelę Meksikoje, žinai, ar, Taip, ar kažkur, kur šilta norėčiau turėti Cadillacą, kokį Geras, senovį. labai fainai. Nu klausyk, aš galvoju, gal mes galim keistis vietom, duosiu ir tau pabandyti. Tikiuosi šiandien neteks teisėm atsisveikinti nei vienai. Šiaip tai man Kaune nėra jaukiausia lokacija, kur vairuoti. Blema, žinok, aš irgi truputį man, kai jauna buvau, tik pradėjau važinėti, man Kaunas pats baisiausias buvo, kažkaip čia taip intensyvu. Nes jie pypina. Gal tu pjauni grybą? Nu, blema, man atrodo, aš visai pakankamai tvarkingai, žinai, vairuoju. Ja. Aišku, dabar, kai nejauti mašinos, žinai, kaip pirmas prisėdimas yra tas, kur. Taip, geriau iš pradžio atsargiau biškį susidraugauti ir tada, žodžiu. Ne, čia, žinai, toks, kur, tipo, kur dabar čia žinau, kad yra žiūrovai ir visi žiūri. Čia tas pats, kas, tipo, gamint maistą, kai stovi, tipo, kažkas šalia ir žiūri. Pradeda gurką ne nuo tos pusės pjaustinti. Oh my! Man realiai širdis, žinok, biškis spurda. Jo, jinai nustoja. Bet tu man GPS-ą pajungus, kur mes Taip, važiuojam? taip, taip ir važiuojam, kaip parodyta. Jinai tokia atrodo, jaučiu vidinius visus organus, jie tiesiog važiuojam, tas burzgimas toks. Taip, ir žinok, kartais, kai biškis spusteli gas, atrodo, kad priekis lyg piestus stotųsi, man tas patinka. Palauk, man reikia biškį čia O kas tu va čia? susikalibruoti, žinai, kaip per Gerai, avatarą, čia į kairę man varysim? susijungti reikia. Ir bus. Tu, nafi! What the hell, tu prilėti vos pedalą ir jinai fucking skrenda. jinai nenusteigus vietai stovi. Nes mano, tai, žinai, iksiukas tai jis įsibėgėt turi. Jau koja kiaurai kaip Flintstonas. Aš po dugną, žinai. O čia stabdį reikia smarkiai spausti. Jo, o gazą vos palėti ir gerai. Taip. Sorry, jeigu Taip, biškį viskas pasitrankysiu. gerai, žinok, manęs nesupykinu. Gerai, Čia aš dar yra noriu Sport Plus pagazuoti. režimas, tai O tai čia koks režimas, čia ne, dar mes ne... Čia ne sportas, čia yra tiesiog, jinai iš savęs tai važiuoja. Jo. Nu, čia yra Sport Plusas netgi jau toksai max. Ai, tai čia jau tas pajungtas. Jo. Kas tau šiaip pat automobilis svarbiausia? Nu, galbūt ne greitis, ar greitis, ar komfortas, ar muzika, kad gerai grotų. Nu, muzika, aparatūra, tai major Top 3 svarbus tikrai, ne? dalykas, man labai svarbu. Tipo, aš labai esu muzikos klausytoja. Daug visada klausau muzikos. Ir savo dukrą esu pripratinus, pas mus nebūna tylos mašinai, nes Geras. tipo, aš ją užsiemu muzikinę edukaciją. Tai jo, o šiaip tai, nu ką žinau, man svarbu, kad aš tiesiog matyčiau kelią, nu aš ten, pavyzdžiui, niekada nesirinkčiau kažkokios vien dėl to, kad graži sportinės mašinos, kur tu, tipo, sėdi iki čia ir, nu, Taip, nematai, taip, arba taip, kad taip. ten brauki dugną važiuojant Vilniaus gatvėmis, žinai, ten Kur jokį per daug parkingą turi mąstyti ir nenuvažiuoji. realiai tarnauti tam automobiliui, kad Ne, pataikauti, tai kad turi jo. patogiai prisiparkuoti, turi patogiai važiuoti. Nu, Kad tipo, jeigu brūkšteltum biškį, žodžiu, dienos nesusigadintum per daug. Jo, mano tai mašina viską mačius.
Man yra, žinai, dar su mašina toks, kad man norisi biški labiau lauky gatvėse būti. Mažiau dėmesio atkreipti. Su Mini Cooperiu aš labai atkreipdavau dėmesį. Visi žinojo, kad tavo. Visi žinojo, kad mano mašina ir, pavyzdžiui, aš net ir su vardiniais numeriais visą laiką atrodo, norėčiau kažką pasižaisti, nes man prikolas atrodo. Taip. Bet aš nenoriu, kad visi žinotų, kad čia aš būna, žinai, pas mane mašinai, tai aš terapiją užsiminėjau. Taip. Tai aš ten, nu, tipo, ir performansai, ir bliovimai, ir taip toliau. Žiūrėk, matai, kaip gražiai išvažiavau. Taip. Jokio, jau pajaučiu. Aš manau, kad dabar pajaus dar ir kitką, ką jinai daro. Esi, kiek, aš žinau, liktais tu esi skridus su tokiu mažu lėktuvėliu, kai kažkur varėt į Estiją, liktais, kai tu nespėjai ten davažiuoti ir nebuvo kaip kitaip atsigauti greit ir jūs kažkaip susiorganizavot skrydį su lėktuvu. Gali papasakoti apie tą įvykį? Mano įvykis, kad aš su draugais gėriau kokteilius mieste ir mano draugė stilistė Viltė sako, bet tai tu varai rytoj, ne, į Central Sea koncertą Taline. Ir aš iškritus visiškai, nes Central Sea bus Taline. Taip. Tai jo, tai ką tu nežinojai, mes čia visi varom, tipo, ten su vienu muzikos labelu. Sakau, no way, tipo, man rytoj fotosesija iki 5, žiauriai big deal fotosesija, tipo, tikrai jau neperkės. Ir filmavimas, kur ten lauko reklamos, tipo, ir per teleką rodys. Ir aš negaliu cancelint. Ir žinai, toks buvo draugelis vienas Jokūbas, sako, blemba, tipo, aš ir baisiai norėčiau karą, davai sugalvojom, kaip nuvaryti. Sakau, tai aišku, aš, ta prasme, last minute in for everything. Taip. Žiūrim traukinius, autikus, ta prasme, kad tik spėt, nes jis lipo ant scenos 9 vakaro. Visi blemba, skrydžiai, čia sunkiai, jo, šiaip iki Talino. skrydžiai ten 10, žinai, anksčiausiai. Nu, ten neįmanoma, žodžiu, spėt laiku, žinai, šūdas. Ir aš pakėliau ten visus pažįstamus ant kojų, iš tikrųjų buvo visiškai gėdingai intensyvus, skambinau Kavaliauskaitei, jinai ten man dar per 3 žmonės davė kažkokį numerį ir susiderinom su dviviečiu. Čia išvažiuoti, jaučiu, sorry. Gerai. Susiderinom. Ai, ne, ten buvo 4 vietos, 2 pilotai ir mes su Jokūbu. Kur aš fucking su Jokūbu pažįstama 2 valandas šiaip. Irgi fun fact. Bet su juo taip yra visą laiką. Jokūbas amazing, visą laiką atsiranda vietoj ir laiku. Ir jis pasirašė šitą aventūrai ir jo, mes atvarėm į Kauną iškart po filmavimo ir skridom su tuo 4viečiu. Šiaip buvo insane patirtis, buvo žiauriai gražus saulėlydis. Tai dar pridavė įspūdžio. Tobulas. Realiai private jet, esi skridus su privačiu lėktuvu. Taip, nes šiaip nesu su legit private jetu skridus. Ja. Tai man labai patiko ir mes atvarėm ir grinai po 5 sekundžių, kai mes atvarėm į festą, lipo ant scenos Central Sea. Wow. Ir, meant to be čia. Ir aš jau užtaginau storiuose ir jisai man paraplaino. O, visiškai visą Jeigu dar būtų žinojęs, ką tu išgyvenai, kad jį pamatytum, tai... Geras. Būtų pasiėmęs mane į savo private lėktuvą. Taip. Jūs sumačius, kad žmonės rašo, kad jūs biškai panašus su juo. Ai, vieną video esu mačius, jo, tu pati nedalinaisi jo. Taip. Aš nelabai, tai, jeigu tu būtum gangsteris bernas, tai gal jo, bet... Gal, žinai, aš buvau tada jaunesnė, tokia smulkesnė, tipo, lyginant su manim jauna versija. Taip. Nu, žodžiu, jo, bet čia buvo visiškai nuotykis. Tai realiai tau su tokiu lėktuvėliu mažus, kas tikrai netrauminė patirtis, o kaip tik labai faina. Nes... Žinai, kol aš esu keleivio sėdynėje ir padėtis yra kontroliuojama ne manęs. Jo, tu teisi. Esu kažkada nepamačiusi... Gulinčio ir išskrid, ir biški su mažu lėktuvu. 4 ratais. Su Mini Cooperiu. Pasvalymą. Galimai. Klausyk, bet tu toks biškai gangsta už vairo esi, matau, aš buvau gal tave į ramesnę pusę nurašius, nežinau, kodėl aš tave čia taip nuvertinu. Bet aš ir šiaip gyvenime visai gangsta, ne? Nepieščiai. Aš tiesiog save labai pasirenku tvarkingai pozicionuoti, nes aš suprantu, kad mano šiaip oversharinimas ir temperamentas nėra visiems suprantamas. Taip, ir tu turi tokio dydžio auditoriją, kur tikrai kiekvienam nepataikysi, tai geriau tais slidžiais keliais nevaikščioti ir truputį prigesinti. Bet žinai, kai tu būni va to tikruoju savim, labai natūraliai atsirenka tie tavo žmonės ir tada jie tave už tą tavo autentiškumą ir įvertina dažnai. Tai va, tiesa. Bet žinai, tipo, ir tas momentas, kai tu laikai tiesiog telefoną ir žiūri į save kamerą. Ką čia fake kartoninis telefonas, kažkoks mėnesį mažinai. Bet kai matai save į kamerą, kai tu žiūri į save ir kalbi,
nu, nebūna vis tiek, tipo, 100% Oi, taip, natūralumo. taip, net balsas čiut pasikeičia, žinai. Malonės. Įsitraukia prie kažkokio savo žmogaus ir tą jau turi tą storio balsą, žinai. Jo, tai va tas užsisa. Va dabar, Taip. pavyzdžiui, aš nematau, kad mus filmuoja, tai mes galim tiesiog beleką. Aš su Dovilė, mes su Karolina dalinamės geriausią draugę. Jo, mes turim bendrą geriausią Ir mums draugę. šiaip gerai sekasi ją dalintis, dažniausiai žmonės, nu, tipo, gal Mes net su nekenčiam konfliktu. viena Jo, čia. Mes net mėgam. Taip. Šiaip, vat, kalbant biškai vat, apie tą dėmesį, ką darytum kitaip, jeigu nebūtum. Vat Lietuvoje būtum nežinoma, ką suleistum. Nes čia fantazija beribė, davrasi. Yra 2 stabdžiai mano gyvenime. Taip. Dukra, Taip. ačiū viešpatie, nes aš nežinau, kaip, kur. Nes tu išdykus, taip. Ir tada jo viešumas mane tai labai riboja, tikrai. Ir aš laisvai savim jaučiuosi, nebent kai esu užsienį arba kai esu kažkur privačiai miškuose, laukuose ir sodybose. Taip. Nu gerai, va, žinai, kaip yra tas filmas 2-4 valandos, kur visus nusikaltimus ten galima daryti. Ir šitoks, tai va, 24 valandas būtum nežinomas asmuo Lietuvoje ir nebūtų jokių pasiekmių. Ką nusiaustum, va, tiesiog iš principo. Va, gal net nebūtinai tu apie tai svajoji, bet Ne, bet čia iš karto apie nusikaltimus mes kalbam. Ne, nebūtinai. Gal tu eitum pabučiuotum nepažįstamą vyrą pro šalį tiesiog. Pasiekmių gal nepažįstamą vyrą, bet tipo, matai, man sunku net įsivaizduoti, bet jo, aš tiesiog, žinok, sunku pasakyti, nes aš ir dabar einu gatve, aš nežiūriu, bet aš ir nežiūriu niekam į akis ir aš nebūnu pasitempus. Jo. Tiesiog visą laiką tu nesijauti iki galo, tipo, nemoku pasakyti. Arba, pavyzdžiui, galų gali atsipalaiduoji, padarai kažką. Prasme, tarkim, eit out kažkur, tai 100% būtų daug smagiau, žinai? Taip. Tu gali tiesiog, beleg. Matai, dar labai priklauso, Greta, kokiu tu mano gyvenimo laikotarpiu manęs paklausi šito klausimu. Jo, aš įsivaizduoju, taip. Nu, pavyzdžiui, dabar aš būna prisikaupę ir esu santykiuose, pavyzdžiui, taip. Žinai, tai dar kitaip, gal aš norėčiau atsipalaiduoti, žinai, ir ten, nu ką, žinau, aš su nesu prognozuoju. 5 vyrais per mėnesį pasimatymą ir susipažinti. Jo, žinai, gal aš noriu, tipo, datint, ten, žinai, pažinintis ten su 3 bičiais vienu metu. Aš nežinau, aš nepažįstu savo šitos versijos, taip. Aš labai seniai nesu buvus vieniša, žinai. Taip. Tai aš... Ir kaip tau šitas vienišės etapas? Ta prasme, žinai, jis taip skamba liūdnai vienišės, bet aš tikiu, kad labai daug naudingų atradimų apie save gali pareiti juo. Aš turiu, man atrodo, tokį biškį anxious attachment issue. Aš visą laiką turiu turėti kažkokį dėmesio centrą, žinai, tai jis yra Izabelė. Šiuo metu daug bendrauju labai su draugėmis. Taip. Tipo, kas yra faina, visos draugės džiaugiasi, kad aš visom turiu laiko visada ir pati dabar, žinai, užknisu visas. Bet aišku, kad yra tas vienišumas, žinai, mano pirmas kartas gyvenime, kai aš su niekuom nei susirašinėjau, nei sutikinėjau, nei bendrauju nieko. Aš tiesiog šiuo metu esu. Man atrodo, ir aš pati, nežinau, ar esu pasiruošus leistis į kažkokias naujas pažintis, nes dabar manau, kad esu super išranki ir jeigu jau leistis į kažkokią draugystę, o ne šiaip ten for fun pažinti ar datingas, nu, aš manau, kad jau sekanti mano draugystė bus for life, aš tikėčiausi, norėčiau. Taip, nu be abejo, visada to linkis, žinai, niekas neturi jėgų tam įdėti širdį ir tada vėl ją suskaldyti su plaktuku, žinai. Jo, man kažkaip gana. Aš tokia, žinai, dar kur širdukė, aš įsimyliu, tai aš po 5 metų. Nu taip, tu labai romantik ir... Iškart prie altoriaus mane. Gerai, žinosiu. Tarp kitko, vyrai, aš vakar Karolinai pabandžiau atspėti, kaip pavyktų atkreipti jos Šiaip dėmesį. gali, prašau, garsiai šitą pasakyti. Taip, aš nupirkčiau jai bilietus, sakyčiau, Karolina, lekiam kelionę trumpam, pabendrauti privačiai, kad galėčiau skirti tau pilnai dėmesį, kad nereiktų tau galvoti, ar čia į mus kažkas žiūri ar nežiūri. Fotkina ar filmuoja, ar siunčia į Discordą, ar spaudai pardavinėja, ar fotkina šiuo metu. Šitą gal nerašyčiau. Taip, sakyčiau, bet lekiam kažkur dviese, noriu tave tyliai ramiai pažinti, žinau, kad tau patinka, kaip sakoma, saulė D vitaminas, paėmiau mums 2 atskirus kambarius, tai neįsivaizduoju, kad tu čia įpareigota su manim, ta prasme, leisti pakankamai laiko. Aš tave pakviesiu į pasimatymą ten būnant, sugalvosiu, ką veik, žinai, tipo, tai va, tu galėsi ten ir pati pabūti, žodžiu, taip toliau. Ir ką aš ten dar tau čia yra tokia gera idėja. Jo, vat, nupirk bilietus, sakyt, ir oro uoste mes tiesiai, ne čia, jo. O čia taip galima, ne? Jo, galima, čia va taip eina tuos visus. Mums bus galima.
Tai va, ir sakyčiau, ir oro uoste aš tau net nelysiu į akis, bet nupirkau mum lėktuvę, kad šalia sėdėtume, nes galėsim apsimesti, kad ten ir susipažinom. Ir dar tokį, va, sužaisti romantišką, žinai, va, tipo, labas. Bet gerai, aš Ir įsivaizduoji, kitas vyras ateina ir tu su kitu jau pradedi šnekėti, nes tu net nežinai praktiškai, kas čia toks. Tai va, aš norėjau pasakyti, o kas jeigu, tipo, pati idėja yra fucking amazing. Nu, čia, Taip. tipo, konceptas. Nu, dar reikia atstovėti pačiam žmogui. Tu jo, pažindinėsi, tipo, ne ten restikė einant pasivaikščiot, o skrydyje ir užsienyje kelionė, Taip, žinai. taip. Nu, čia, man čia skamba tikrai galima neįtikėtina. Bet o jeigu vapšė nesuvaibini, jeigu antiek prasilenkia tiesiog energetika ir bio laukai, kad tu, tipo, arba kažkoks major, kažkoks dalykas, kuris tau labai, nu, pavyzdžiui, aš negalėčiau būti su žemesniu niekaip, nes aš tarkim matkelį jaučiuosi, nu, čia yra tiesiog neįmanoma. Nors never say never, sakiau, Taip. nebūsiu su jaunesniu, žinai. Gerai, tada dar vienas prierašas prie atsiųstų lėktuvo bilietų. Nupirkau mum vietas tos, kur kojas ilgai išties, nes aš už tave dar aukštis. Matot, bet čia gali primeluoti. Jeigu daugiau aukštesnis negu 1,8 m. Arba tiesiog galit sukur grupčiatą parašyti Daviliai su Greta ir Jo, ir mes, atsargiai paleidžiam. pasikonsultuoti. Taip, mes Galit su visą Dovilė laiką galim tikrai pasikonsultuoti. kaip prieiti prie Karolinos širdies. Aš kartais kaip mergina jaučiuosi, kad turiu labai daug tokių romantiškų idėjų, kurios atrodo pasvajoji, kad vaikinas įgyvendintų, bet, žinai, vyrai ir moteris labai skirtingai, gal jie irgi apie kažką svajoja, kur mums net galva net netopteli galvą. Tai čia Tai verslo svarbu dėl idėja, to Greta, tu gali garsiai tiesiog- pasidalinti. Jo, aš galiu supiršinėti žmonės. Parašyk, su kuo noriu būti, aš rasiu kelią į širdį ir tada jau pats turėsi. Filmas išėjo su Pedro Pascaliu ir Dakota Johnson, kažkas Kažkas tą tokio? temą. Aš nemačiau jo Geras. viso, bet jinai ten tipo dating arrangerė. Jinai tipo, tu ten užsiregistruoji ir jinai pagal visus tavo personality treitus ir panašiai, Padaro pagal ten tavo tobulą būdą matchą, ir ne? pagal finansinę padėtį, jo, jinai Aha. daro tobulus Geras. Nu įdomu, kiek tai veikia realybėje, žinai. žinai. Nes žinai, kaip dar būna, esu girdėjus, kad kartais šeima iš šono geriau mato, kokio tau žmogaus reiktų, negu tu pats, nes tu pats kartais Jo. prisikūrį, įsivaizduoji, susigalvoji, o šeima iš tikrųjų tave giliau pažįsta ir tau iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, o Jėzau, ne, tikrai ne mano tipo, bet realiai ilgalaikiai perspektyvai tau tas žmogus net labiau tiktų, negu tu pats būtum sugalvojęs. Tai, Taip. tai va, nu nieko, žinai, šitą verslo idėją tikrai bus galima įgyvendinti. Kalbant apie šeimą jau truputį, vat, labai fainų klausimų, iš tikrųjų žmonės parašė tokių nuoširdžių gilių ir aš galvoju, tikrai juos panaudosim ir paklausim. Tai vat klausė, buvo daug apie šeimą, kaip tave tėvai augino ir ką tu iš to išsineši ir perduodi Izabelė. Ir yra kažkokių dalykų, o gal kažką kaip tik darai priešingai, pavyzdžiui, kas nelabai tau patiko. Nu, aišku, dar žinai, Izabelė pakankamai jauna, bet gal jau yra kažkokių va, tokias vertybinis pagrindas, ką grinai iš šeimos nori išsinešti, nes šiaip jūs labai atrodote artimi, žinai. Ir... Jo, tai mes ir esame artimi. Tai va tas tikrai persiduoda man santykiai su Izabelė, kad aš labai noriu, kad jai vis tiek pagrindinė vertybė būtų šeima ir kad mes išliktumėm artimos ir kad jinai žinotų, kad ir ką jinai prisidirbs, kad mano meilė visą laiką bus didesnė negu kažkoks pyktis ar nusivylimas ar panašiai. Ir kad jinai jaustųsi jaukiai su manim kalbėtis ir būti visada atvira, nes... Čia labai faina, man tėvai irgi tai akcentavo, tai visiškai sutinku, kad čia yra pagrindinis dalykas, kad tavo vaikas, žinai, papyksi vėliau, bet tu pirmą ištrauksi jį iš bet kokios bėdos. Bet čia gal yra vienas iš tų dalykų, ką aš darau šiek tiek kitaip, nes mes visą laiką šeimoje buvom labai artimi visi ir turėjom labai daug tradicijų ir taisyklių, man kurios, tarkim, paauglystėje nepatikdavo. Jo, tai aš žinau, kad tave biškai griežčiau. Turi grįžti namo vakarienę, žinai, nesvarbu kas kur, ar tu miestą su draugais pavalgai, gali vėl išeiti, žinai, jeigu ką. Bet, bet tik vakarienės, ne? Tik vakarienės, visą laiką visi turim prie stalo, kol tėtis neatsisėdo, pradėjo valgyti, tol mes nevalgom, sekmadienį šeimos diena niekur negalėjai, tai visi būnam su šeima. Tai visi šitie dalykai, bet aš su mama labai kovojau paauglystėje, dėl to, kad jinai buvo labai griežta ir labai jaudinosi dėl manęs. Kas yra visiškai ir suprantama. Žinai, kai tu pati jauna pasigimdei vaiką, mano mamai buvo 22 metai, tu žinai visus pavojaus pasaulio ir tu... Nu, tipo, nori apsaugoti, žinai, pirmas vaikas, dukra ir panašiai. Dabar aš suprantu, aš net neįsivaizduoju, kaip, tipo, Izabelė, kaip reikės išleisti iš namų vieną. Tada tu supranti, kaip ten grįžti antrą nakties ir mama ten sėdi laukia, žinai, kol tu iš klubo grįžti ir ten skambina pergyvena. Bet jo, mes kažkur nuo 17 gal metų su mama taip smarkiai suartėjom, nes jinai tiesiog, nu, kaip ir visas mamos, jo tau nori geriausio, žinai, ten neleidžia kažko dažytis plaukų, bla bla bla, tai aš jau savo 5 metai ir Svarovskius ant dantų leidau užsidėti
ir plaukus nusidažys. Svajonių man. Rožinę galvą. Bet čia labai faina, tu, žinai. žinai, tu edukuoji, tu leidi po truputį, tu neleisime nusiskus galvos turbūt, žinai, vis tiek yra riba kažkokia. Taip, bet aš tiesiog žinau, kas būna iš savo patirties, kai tave laiko biški narvelyje ir po to 18 metų tatuiruotės, auskarai, tūsai, vakarėliai, festai, savaitėm negrįžtų namo, manęs nešva. Žinai, pas mus pagaliau laisvėjo. Tuos visus, kuriuos išleisdavo, visi tvarkingai užaugo. Tu taip neprisidirbi, kai viską gali. Nes tu netoks išalkęs. Taip, o tada, kai tave laiko, po to tu viską vienu kartu ir galbūt dar ir per vėlai jau, žinai. Taip, tada jau gazuoji stipriai. Jo. O tu esi skridęs? Su tokiu ne. Tai labai smagu. Aš esu su kažkokiu akrobatiniu irgi, bet ten buvo gal oro taksi, aš nesimenu, bet ten daro tokius laisvus kritimus, kilpas ir panašiai, kur, man biški motion sickness ir nelabai fan tokių dalykų. O Dievas karė, matau dar! Wow, Na ką, Karolina, sveika atvykusi mūsų kitą dienos pramogą, bet dar prieš ją turiu tau šiokią tokią užduotį. Tu vis tiek pas mus esi ta turinio kūrėja, nuomonės formuotoja ir noris, kad jeigu tau jau pavyko susiformuoti nuomonę apie šitą automobilį, aš norėčiau, kad tu pamėgintum jį parduoti. Galbūt, jeigu norėsi keisti profesiją, ką dautų tave mielai paims, jeigu įtikinamai sugebėsi perteikti automobilio emociją. Nesvarbu, jo yra ten kažkokie parametrai, visokie techniniai ir jo kilovatai užmaršti, dabar žinai, bet reikia pardavinėti, įsivaizduok, turi tokią greitą užduotį, bet stories filmuoji ir biškit reikia šitą automobilį įsiūlyti kažkam. Man gali įsivaizduoti, kad siūlyti. Labai iš tikrųjų ypatingai trendy spalva, tikrai tiks prie absoliučiai visų outfitų. Su kodu Karolina 15 ateinančias 3 dienas gausite 15% nuolaidą. Imu. Jeigu domina, pasidomėkite daugiau patys. Bet važiuoja, svarbiausia važiuoja, nuostabiai patogi, apkabina atsisėdus, ant saulės blizga. O. Viską čekinai, ko viską išvardinau, kas svarbiausia. Taip. Nors ir labai smagiai čia su automobiliu atlėkė, minėjai, kad ir kelionė su automobiliu tau nėra svetimos vis tiek, turbūt daugiau, kur nukeliausi beskrendant. Ir norėjau paklausti, vis tiek su šeima jūs tikrai prijaučiat kelionėm. Labai įdomu, kada turėjai savo pirmą skrydį lėktuvu ir kažkokią kelionę tolimesnę. Man atrodo, man buvo 2 savaitės, kai aš važiavau pirmą kartą į Italiją, kai mane norėjau supažindinti su seneliais. Wow. Tai buvo su mašina, o skrydis irgi kelių mėnesių buvo pirmas. Tai bet aš irgi nestabdžiau, man gimė dukra, tai jai kai buvo 4 mėnesiai. Bet ir gerai iškart pratinti. Jeigu ne COVID, tikriausiai būtumėm dar anksčiau, bet į Turkiją pasišildyti jau 4 mėnesių skrido Izabelė. Geras, labai fainai. Tai, žodžiu, tikrai absoliučiai nesvetimo transporto priemonė. Sakau, baimės nėra, skris lėktuvų visiškai. Baimės nėra, skris lėktuvų visiškai. Bet kai yra tokio nedidumo jisai, kad, žinai, talpina tik 2 žmonės ir kad labai daug stiklo. Tokiam burbuliukė skrendi ore, biški nėra. Tai man atrodo, kad čia labai gerai, nes žinai, gal turėsim abi galimybę, aš irgi truputį mažiau jaukų negu tam dideliam, kur net nesupranti, kas ten deda, sėdė atsipūtęs ir viską, žinai, turėsim gerą galimybę gal palyginti net savo visas šitas baimės ir patirtį prieš ir po, žinai, gal praskrisim ir ten pačias pavaldžiusios, sakysim, kad jėzau, čia kaip visi dviračiai, žinai. Ir čia net nėra realiai baimė, mačiau, tu susilaikai irgi tiesiog žodžiu, kad tiesiog biški nejauku, kol neišbandėm, kol neišbandėm, nepatyrėm, kol ne mūsų kontroliai. Tai, o dar apie kelionės tęsiant, ar yra kažkokios šalis, kur, jeigu jau nuspręstum nebe Lietuvoje gyventi, tai tavo top 3, nes vis tiek turbūt kažkur vieta klius Italijai, tai dėl to top 3, kad dar kažkur nustebintų mus. Gerai. Meksika. Taip, tikėjausi irgi. Brazilija ir Portugalija. Iš to, ką aš mačius. Tokias latiniškos visas truputį geras. Man reikia klimato. Šilumos vis tiek tau jo. Man reikia žmonių, pozityvumo, atsipalaidavimo. Laiko neskaičiavimo. Šokio, muzikos, man gyvybės tiesiog reikia, žinai. Gerai, žinau. Važiuojam kartu į Braziliją?
Aš suplanuosiu. Na, aš tai žinau, kad tu kaip pasakai, tipo, ir jeigu aš tau atsakysiu, čia nebus, tipo, bairis, žinai, kad čia nėra toks iš mandagumo, tai jau susitinkam kavos, jo, Brazilija. Čia, tipo, varom Braziliją ir, tipo, I'm in. Girdėjot patys. Aš Brazilijoje, va, irgi mano fun factas vienas turiu tatuiruotę pasidarius. Aha. Mes su Simona Bandita buvom nepažįstamos ir jai kažkaip last minute atsišaukė, man atrodo, gal jie su Orijum turėjo skristi į kelionę, Valentiną tais laikais reklamuoti, Orijus negalėjo ir jisai pasiūlė mane, Simonai, kaip fainą merginą, kurią jis pažįsta, su kuria gal nebūtų labai užknisantis dalykas keliauti. Taip, taip. Ir mes jie susipažinom skrendant į Rio de Žaneirą. Ir tai buvo viena mano įsimintiniausių ir geriausių kelionių apskritai gyvenime. Mes iki dabar tai atsimenam kaip kažkokį neįtikėtiną. Mums ten karučiais vežė alkoholį, taip ir mes skraidėm sraigtasparniais, jachtom plaukiojom, mums tiesiog linksmino visą laiką. Geras. Ir jo gyvename viešbutyje, kur buvo Bruno Marsas ir kitoj baseino pusėje Joe Jonas su ta savo tuometinė sužadėtinė iš Game of Thrones. Ir ten tipo grupuotėm šimtais fanai rinkdavosi laukia. Taip toliau mes tiek prižvengėm, aš grįžau visiškai be balso ir negalėjau filmuotis Gero vakaro šou, nes tiesiog net neegzistavo jokių užuomazgų balso. Geras. Ir mes buvom vieną vakarą bare, kur gėrėm rozė degtinę, aš net neįsivaizdavau, kad tai egzistuoja. Ir sėdėjo tiesiog bičiukas, kuris freestylų be jokių maketų tatuiruotės darė. Ir aš vienintelį žodį, kurį buvau išmokus, nes kelionė truko, man atrodo, 3 tik dienas ar 4, kažkas tokio. Čia tiek visko nutiko per... Tai aš įsitatuiravau Saudži, kas reiškia į sveikatą portugališkai, kad šitą ranką, kai keliu taurelę, kad visą laiką būtų Saudži žodelis. Labai, labai fainai, labai šiaip, wow, kokia intensyvi kelionė. Aš tikiuosi, kad, žinai, vat, kaip per, sakykime, 72 valandas tiek daug patyrė, tai mes šiandien per 4 valandas irgi ir paskraidysim. Tai aš jau su tavimi susitinkant žinojau, kad kitaip nebus, negu daug patirčių. Kartelės užkėlus. Tai dar labai faina klausimų, iš tikrųjų, vat, pa žmonės, kai tau uždavinėjo klausimus, gan daug kartojasi, kodėl, vat, ar dar darysi kažką susijusio su mada, ar nenorėtum turėti kažkokios savo laidos su mada, gal yra kažkokių planų, vat, kaip dar, nes visi pabrėžia tavo išskirtinį stilių, kad ar tu jauties, kad turi išskirtinį stilių, ar jauties jį atradus, ar jis yra kiekvienos dienos nuotaikos atspindys labiau ir gal yra kažkokių planų darbinių su tuo susijusių. Pas mane yra kažkokios OCD smegenis, kur pas mane nėra galo perfekcionizmui. Tai jeigu aš, tarkim, neturėčiau vaiko ir turėčiau visas laisvas valandas gyvenime, aš manau, kad mano mėgstamiausia veikla būtų sujungti madą su rankdarbiais, nes aš jaučiu, kad man žiauriai trūksta rankdarbių, nes man norisi matyti kažkokio mano darbo fizinį rezultatą. Taip, šiaip tu esi labai kruopšti, aš atsimenu keramikui, kiek tu terždavai, žaisdavai, žinai, aš ten pažiūriu kitus, galvoju, ai. Ne, nu, tipo, yra žmonių, kurie ten puoduką nulipdo per 2 valandas, tai man reikia 4 kartų, aš galiu 12 valandų sėdėti prie vieno puoduko ir aš vis tiek parinsiuos, kad aš dar galiu tą padaryti, dar yra 1 milimetras tarpo, kur aš galiu blizgutį ten uždėti. Jo, tai šitas yra man biški toks kaip trukdis. Taip, nes tu realiai nepaleidi kartais į realybę to savo darbo, iki tol, kol jo neištobulini, o žinai, tobulumų ribų nėra, tai irgi toks per daug užsiciklinę ant... Čia biški bėda yra, bet norėčiau daugiau to praktikuoti, tai ten per tapybą, galbūt per kažkokį mezgimą, nerimą, siuvinėjimą, lipdymą, tipo, aš tikrai noriu rankdarbių, tai aš manau, jeigu turėčiau visą savo laiką, aš norėčiau perdarinėti, custom made kažkokius drabužius daryti. Aš tikrai nesijaučiu, kad rengiuosi savo svajonių stiliumi, nes aš tiesiog neturiu gal... Nenoriu tiek pinigų išleisti ant drabužių, nu, tipo, tiesiog fast fashionas, kažkas, tipo, dėvėti drabužiai, online, ką nusiperku, bet jo, jeigu turėčiau laiko, pinigų ir visko, tai aš manau, kad būtų visai kitaip negu. Ok, tai būtų dar geriau, žinai, bet labai daugeliu iš šono jis vis tiek jau yra toks išskirtinis ir aš dažnai atkreipiu dėmesį, kaip tu įdomiai susistailini dalykų, žinai, kažko ten paprasto kažką užriši, kažkur dar užkabini ir toks iš karto labai priduoda vaizdo. Čia lėktuvas. Garsai, kaip sakoma, šitoj vietoj, kur esam, nestebina ir nėra čia ko antakių kilnuoti, nes pačios čia atvykom. Tai nepaslaptis pilotai.lt aerodrome, Dariaus ir Girėno aerodrome ir pakviesim pilotą. Jie mane tada ir išgelbėjo, kai aš skridau pas Central Sea, aš čia ir buvau. Rimtai? Taip.
Matai, kaip, žinai, viskas gyvenime sugrįžta ratu. Taip, tai gal gana apsimetinėti, kur mes čia esame ir nematyti to, kas stovi mums už nugaros, tas dramblys kambarį, kaip sakoma, ir garsai girdisi, ir vaizdai matosi. Tai kviečiame pilotai.lt įkūrėją Luką, kuris yra aviacijos entuziastas ir mums truputį papasakos, ką mes čia veiksim, ką mes patirsim ir kokį aparatą mums teks išbandyti. Tai Lukai, ateik čia pas mus. Labas. Labai malonu. Malonu. Labas. Taip, tai einam gal arčiau lėktuvų ir tu truputį mums papasakosi, parodysi. Tai Lukai, nepyk, aš gal nežinau dar visos terminologijos lėktuvų, tai pavadinsiu čia mažais lėktuvais ir dideli yra, kur mes gal šiaip skraidami prastai. Jie su stiklu ir be. Susivijo, Karolina. Akvariumėleriais ar išvien. Tai vat, koks skirtumas yra skrendant štai su tokiu lėktuvu ir su tuo didesniu? Kas galbūt žmonėm yra tokie, žinai, stereotipai prieš tai, kurie nesupranta ir gal kažko išsigąsta, mes gal su Karolina kažko bijom, iš tikrųjų mums bus dar fainiau ir jaukiau su tokiu. Taip, pagrindinis dalykas, kuo mes skiriamės, tai yra grafikas. Mes niekada neprisirišam prie kažkokio laiko, kada turim išvykti, kada turim atvykti. Taip pat svarbiausias dalykas su mažaisiais lėktuvais, ypač ultralengvaisiais, keturviečiais, kur šiandien ir skrisim, ir pilotuosim, ir bandysim, tai dalykas, kad mes neturim grafikų. Tai kada atsikėlėm, sugalvojom, kad skrendam ir skrendam iš taško A į tašką B. Ir jeigu kamščiai mieste, kaip sakoma, Gerai, nežaidžia. bet čia yra dėl to, kad jie tiesiog žemiau skrenda, ten ne toj bendrojo oro erdvėje, ar kodėl? Mes skrendam visi toj pačio oro erdvėje, pas mus skiriasi tik tai aukščiai. Jei kruiziniai lėktuvai Boeingai, Airbusai skrenda 10 km aukštį, mes skrendam iki 5 km. Tai truputėlį žemiau. Kas būtų, jeigu pakiltum aukščiau? Kylant reikia atsiminti, kad kiekvienas Oro kilometras policija. pakilimo yra -6 laipsniai nuo esamos Okay. temperatūros. Tai kai mes skrendam su komerciniu lėktuvu, lauke būna apie -50 temperatūra. Nors ir lėktuvai yra šildomi, jie nėra pressurized, tai nehermetizuoti, tai turim turėti omeny, kad bus ganėtinai šalta. Tikrai, žinai, yra žinoma, kad žmonės taip gal perdėtai baiminasi kartais tų lėktuvų ir vat, kaip kažkaip vat, tau jas pavyktų nuraminti, nes lėktuvas vis tiek yra viena saugiausių transporto priemonių, tai kodėl visgi yra pas žmonės ta baimė? Ir aš manau, kad iš daugelio filmų, nes visi filmai, kurie minė, kaip gerai lėktuvui pasiseko, kaip blogai dažniausiai. Niekada nebuvo atvirkščiai, kad o, kaip fainai nuskridom, viskas gerai baigėsi. Kaip gerai pasiseks viskas. Kaip taisyklė yra labai paprasta. Įsivaizduokit taip, jei automobilis turi vieną kuro pompą, vieną ten, tarkim, žvakę į cilindrą, jei vieną turi komutatorių uždegimo, tai lėktuvas turi visko po du. Okay. Tai jei kažkam yra atsitikus, visada yra kas lėktuvę dubliuoja. Taip pat pačiam parašiute pačiam lėktuve yra įmontuotas parašiutas. Aha. Čia mes turime visą įrangą, tai ne patys žmonės dedasi parašiutą, o pats lėktuvas turi savyje parašiutą. Jei kažkas atsitiktų, traukiam rankeną, šauna raketa, skleidžiasi parašiutas, kuris yra angaro dydžio, to nedarysim. Ne. Čia Gretas klausimas prieš tai skambėjo maždaug, kiek procentų yra, kad mirsim, žinai, tai nulis. Nes yra parašiutas, mes turime po du visko. Tai visko, žodžiu, o tai galų galę mes gal ir nusklandytume, jeigu viskas išsijungtų. Visada planas parašiuto praktiškai pilotai niekada nenaudoja, jį tiesiog žinom, kad turim, tai yra saugos priemonė. Lėktuvas puikiai sklenda ir be variklio, jei mums variklis užgestų, propeleris nesisuktų, lėktuvas yra sukurtas tam, kad jisai skristų. Tai reikia visada suprasti ir vertinti, kad jisai mūsų lėktuvas tam ir nepaves. yra. Taip, jisai, wow, kiek daug... Poperinis lėktuvėlis irgi skrenda. Taip, kiek daug planų ir B ir Tai C. vadinasi taip jeigu pat. kas. Taip, o kaip vat, galėtum gal šiaip pristatyti jūsų veiklą, jūs kiek žinau, mokote žmonės pilotuoti, tai vat, jeigu mes su Karolina sugalvom, kad Dabar. laikas Čia mums mūsų sutaupyti. tikslas yra. Tai Po jeigu šito mes demo dabar skrydžio norim. mes užrašysim abiejus į kursus. Tas ne kiek laiko užtrunka, yra teisės kažkokios ir panašiai, ne? Tai taip, yra teisės, mes esame pagrindė pilotų LT organizacija, kuri ir daro pilotų ruošimo ir mokymo kursus, darom pažintinius skrydžius ir prekiaujam orlaiviais. Wow. Tai pagrindinis Čia mūsų hot tikslas. Rūžų, sorry. Galit pasirinkti spalvą, tarp kitko, visą laiką užsakant lėktuvą. Mes galim padaryti kokį kolabą, pavyzdžiui, su Greta, kad pritraukti dar jums klientų, galim, pavyzdžiui, su rožinį, ten Taip, blizgantį taip. kokį Jo, išpaišyti. Man patinka, kur tai gerai. Jau dar be licencijos jau einam prie lėktuvų užsakymų. Čia merginos pirmą padėlio aprangą, tada tik raketė. Čia tikiuosi taip pat bus. Taip. Tai mes ką darysim šiandien irgi lygiai taip pat skrisim ir mes duosim jum vairus, duosim jum patiems pilotuoti pačiom, kad pasibandytumėt, pažiūrėtumėt, kaip veikia technika, parodysim ypatumus lėktuvo. Jie patys turi autopilotus, turi gelbėjimo, kaip minėjau, sistemas, jie patys gali skristi, patys posūkius daryti, jie patys maršrutus turi savyje. Tarp kitko, orlaivis gali nuskristi nenutūpus apie 1500 km. O, wow. Tai yra gan didelis atstumas ir visi nustemba, kai pasakom, kad lėktuvas naudoja tą patį automobilinį kurą kaip mašina. Geras. Tai jo ganėtinai nedaug reikia, tik apie 12-13 litrų valandai.
Tai yra Gerai, bet- 7 litrai 100 km. Čia labai nedaug. Čia labai- Jis labai čia žiauriai ekonomiškas. Realiai mums pigiau būtų. Čia bus pigesnė kelionė, nei važiuoti su mašina. Bet nepabaigėm, mes pertraukėm tave dėl teisų. Kiek čia užtruktų ir koks yra procesas, jeigu sugalvojam, kad norim išmokti. pavyzdžiui. Grubiai, jeigu skraidai apie 2-3 kartus, ką mes rekomenduojam per savaitę, užtrunka apie porą mėnesių. 2-3 mėnesius. Labai neilgai. Ir tada tu gali viena sėsti. Vieną ir- skraidai. Tai. Bet čia toks Dviese. turėtų būti neįtikėtinas, tiesiog išlaisvinantis jausmas valdyti lėktuvą. Aš žiūriu vienam per skrist, TikToką aš tokį nesuvokiu vaikinuką, kuris jaunas pats su tokiu mažu lėktuvėliu skrenda tiesiog aplink pasaulį. Ir jis pats vienas tam lėktuvėliu filmuojasi ir va tiesiog. Tada visos supranti, tai problemos tavo šiaip- kažkur lieka. ten, o tu kažkur Jo, o tu savo atskirai šitam. egzistuoji, žinai. Taip, geras. Nu, Tas tikrai yra, labai su aviacija įspūdinga. ypatingai, kad tu pakylė, va, kaip sakėjai, atitrunki nuo tų problemų, su aviacija ypatingai dėl to, kad tu turi susikaupti ties skrydžio prietaisai. Su mašina mes dažnai daug galvojam. Su lėktuvu mes visada fokusuojamės, ką daryti, kaip daryti. Tai dažniausiai būna, kad tu apie nieką kitą ir negalvoji. Bet ir tas paukščio skrydžio point of view, kad tu matai viską, tipo tavo gyvenimą. Ir viskas taip numenkėja, Literaliai tie tavo visi, jo. problemos atrodo, Geras. bet tokios ir va kažkur ten. Tai bet mūsų pagrindinė šiandien užduotis būtent ir perteikti tas pačias geriausias emocijas ir jums duoti pakilti, pakilsim aukščiau iki kokio kilometro aukščio, skraidysim, darysim posūkius, viražus, viską duos jums pati daryti. Gerai, labai smagu, tai aš iš tikrųjų labai nekantrauju, man net nesinori jau čia. Greičiau sodinkit ir skraidinkit, pasakysiu taip. Tai Skrydžio metu taip turėsim keletą jums užduočių. Esam paruošę su komanda jums užduotis, Gerai, kurias mes reikės irgi pasipraktikuoti, pasiruošusios. pabandyti. Ir be pamokos mes dar pažaisim tokias orientacinės varžybas. gerai, super, mes su Karina būsim vienoj komandai, tai viskas gerai, mes per raciją. Ir bendrausim, visi Taip, kartu taip, taip, bendrausim. super, labai gerai. Gerai, tai lekiam. Let's go. Tai kaip ir minėjot, esam Dariaus ir Grieno aerodrome, Pilotai LT klube. Trumpai pristatau lėktuvą, su kuriuo šiandien skrisim, lėktuvus, su kuriais skrisit, neskrisim. Darysim trumpą pamoką. Lėktuvas pats iš savęs yra ultra lengvas, jis asocijuojasi iškart su žodžiu tuo, kad jis labai lengvas. Jisai sveria apie 350 kg, tik tai tuščias. Gali nuskristi 1500 km nenutūpus, naudoja 95 kūrą ir skrenda vidutiniškai apie 250 km/h greičiu. Tai ganėtinai greitas. Pats svarbiausias dalykas yra visada prieš skrydį pasiruošti lėktuvą. Mes nesam technikai, bet esam pilotai, tai mums pats svarbiausias dalykas identifikuoti, ar nėra jokių problemų su pačiu lėktuvu. Kaip vyksta, pamatysite ir visose, ir komerciniuose lėktuvuose, ir visur vyksta trumpa apėjimo patikra. Mes sakom toks lėktuvo paglostimas. Tai pats svarbiausias dalykas yra patikrinti priekį, važiuoklę, gaubtus, apeinam sparną, ar nieko nėra atsitikę. Pasižiūrim kuras, pas mus yra abiejose sparnuose po 60 litrų, čia yra automobilinis pilas į kuras. Apeinam visas plokštumas, pasižiūrim, ar nėra nieko atsipalaidavusio, ar nėra atsikabinę niekas. Atsipalaidavęs. Gerai, aš greit apeisiu patikrą ir Karolina, man reikės tavęs čia. Parodysiu įsėdimą. Kaip atsisėsti į lėktuvą. Man lipti? Pabandyk. Tada kairę koją, pasilaikyk už panelės priekyje, jo bus patogiau. Ir kairę koją, ir tada dešinę. Easy. Gimnastika lankius. Čia bus. Jo. Vairalas turėtų likti tau Tarp kojų? tarp kojų. Gerai. Liuks. Gerai, tada yra čia diržiukas. Jie Man susiseks. biškiai jau pradeda greičiau širdis plakti. Neperėjau, viskas bus gerai. Ir čia pat kiek užsiveš. Svarbu, kad netemptų tie diržai per daug, nes nėra blogos oro sąlygos. Tiesiog Tobulas oras. kur viskas greičiau praeis. Ir kaip sakiau, skrisim maršrutėliu, aš tau duosiu pilotuoti, duosiu viską pačiai daryti. Pas mus, kaip matai, abu yra vairai. Jo. Tai reiškia, kai pasiemi vairanazdę, trauki į save lėktuvas kyla, nuo savęs leidžiasi, į kairę, dešinė. Matai O pedaliukus dar ant turi? kiek jis jautrus yra? Labai jautrus. Tipo, jeigu aš tai Vat padarau, ne. mes mirštam. Nu, va, taip, visi veiksmai va čia maždaug vyks. Nereikės to pilnų vairų. Tada yra pedalai, kad atsimintum, tai ant žemės mes valdom su pedalais, ne, vairuosim dabar lėktuvėlį. Okay. Kol neturim greičio, vairalas bus nereikalingas. O kodėl Ir pas mus abu du pedalai? Tai kas, jeigu tu vieną spaudi už kitą? Tai va, susikalbėt turėsim. Gerai. Susisinchronizuosim abu. Ne, žodžiu, Tai ne. padėk kojas ant pedalų dabar. Pasieki viskas drąsiai, ne? Taip. Tai kai pedalas spaudi į kairę, lėktuvas sukas tiesiog važiuodamas ant žemės į kairę ir į dešinę. Kaip Kairė, dešinė. įdomiai, Labai ne? paprastai. Vandens rit. Nu? Gerai, turim diržus, ausinės, viską turim pasiruošę ir mes po truputį kilsim.
su tavim būsiu, viską padarysim kartu. Taigi, Karolina, koks labiausiai traumuojantis įvykis tavo gyvenime? Gerai, tai kaip aš duosiu tau pavairuoti, nes ant pedalų, tai aišku. O čia gali abudu vienu metu, Jo. ar ne? Jo, mes viską valdysim, tai žiūrėk. Spaudžiu kairį pedalą, sukasi į kairę, spaudi dešinį, laikyk. Spaudi dešinę, suksis į dešinę. Pačiam aerodrome yra bokštas, kur vat, mes kalbam, visi girdėjai, visi lėktuvai tarpusavį kalba, tai va tam baltam bokšte yra dispečeris vadinamas, skrydžių koordinatorius, kuris viską ir pasakoja, kam kur skris, oro eismą reguliuoja, praneša kokį taką naudot. Ir šitoj sankryžoj mes suksim į kairę. Karolina, kaip tu? Gerai, kol kas pedalus spaudinėjau. Realiai jaučiuosi kaip su vandens dviračiu su tais pedalais. Bet jaučiu, kad esu įsitempus, nes kročiai man raumenis netraukia, va čia kojų, žinai, tos pedalus taip įsitempus, kad... Kaip širdelė, Karolina? Lazda. Širdelė dar kol kas normaliai, sakau, kojų raumenis traukia, dabar bandau pedalus susireguliuoti. Visada turi kitą pilotą, kuriam gali perleisti atsakomybę. Aš taip padariau. Ir viskas, tai kaip mes dabar vairuojam, su pedalais ant žemės vairuoju, o po to ore vairuoju viską su vairalasde. Prisistabdymas, kaip aš stabdau su lėktuvu šitą rankenėlę. Trauki, stabdo, atleidi, vėl važiuoju. Stabdo. Galiu pabandyti? Jo. Tamba jis toks jautrus. Jis jautrus, jo. Yra neįtikėtinas. Išlaikyk atstumą. Jo, jisai jautrus, bet, žinai, jo pagrindinis ir yra, kad skrenda apie 220 km/h vanida, kaip sakai, 45 minutės. Čia ir yra visa skrydžio žavesys, žinai. Bet tu realiai gali bet kada sugalvoti, kad nori sės. Nu, kaip va dabar išskrisim ir viską. Ir skrendi, žinai. Gerai, bet nutupimo takus, tai tu žinoti. Žinot, pasiruoši, plius minus yra specialų žemėlapį, toks appsas padarytas skraidimo ir tam appse tau viską rodo, tau nieko galvoti nebereikia. Bet tau nereikia niekam atsiskaityti, kad tu ten, tarkim, leidai. Ne. Tu gali, ta prasme, bet tai nėra būtina. Okay. Tik tai tarptautiniuose oro uostuose, kur jau tikrai turi, žinai, viską pagal taisyklę prasinešti ir panašiai. O kaip tau su kalniukais visokiais ekstremalumus mėgsti, ar kiek čia galim tų posūkių daryti, žinai? Tai aš pasakysiu, jeigu jausiu, kad man negera, gerai? Okei, tai nes aš galvoju, kaip ar gentle varom, ar taip... Gentle, davai gentle. Gerai. Nebent, nu, tipo, galim pabandyti, aš tai tiesiog pasakysiu. Kaip jausias. Gerai, tai tu jei tik jausi kažkas ne taip, iškart sakyk. Man laisvas kritimas labai nepatinka. Nepatinka, tai šito nedarysim tada. Gerai. Nedarysim jokių pražymėjimų. Jo. Tikdamas tada pas mus variklis yra, tai cilindrai eina po dvi žvakės čia. Aha. Jo, mes vieną dabar pusę atjungiam jau, biški sūkiai sukrenta ir grąžinam. Tada žiūrim, ar jinai vėl įsijungia, tada tą patį su kitą pusę padarom. Irgi sūkiai sukrenta kažkiek ir mes tada po to vėl viską grąžinam. Tai užtikrinam tą saugą, jeigu vienas, sakykime, žvakė kažkurio atsisakytų, kita vis tiek atliktų savo funkciją. Greta, best of luck to you, girl, I love you. Visi meiliai prisipažinimai prieš kylant. Ir pamatysi, šitam lėktuvėliui labai nedaug reikia pakilimui, jam užtenka 200-300 metrų. Tai aš duosiu, va čia yra gazas, mes sustumsim tik tai gazą ir realiai jisai per 200 metrų jau bus ore. Va, ir ką, pilnas gazas, lėktuvas pradeda įsibėgėti, 50, 60, 70, pasiekia 100 km/h ir jis pradeda Pakylam jau? Pakylė. Eik tu. Koks fainas jausmas. Bet žinai, kur net nespurda širdis, tipo, nėra baimės šiaip, nei kiek. Tiesiog dabar Nes kaip mažinai, nu, Jo. vaizdai. crazy. Ir atrodo, žinai, jis toks lengvas, gal blaškys, kažkas bus, bet viskas labai smooth. Jo. 7, 80, 90 ir 100 maždaug atplyšta jisai. Ir mes jau ore. Esi ore? Jo. Puiku. Aš nieko beveik nedarau, tai dabar tik prilaikau, kad jis to lygiai labai. Kaip gražu. Bet va tas, kad, nu, va aš bijau prisilies prie lazdos. Ne, aš tau viską duosiu, pamatysi, tu... Atrodo. Wow. O kaip tu jautiesi, tavęs nei kiek nepykina, viskas... Ne, viskas gerai. Karė mes kaip Karlsone. O yra buvę, kad tavo, pavyzdžiui, žiaurima vėl smėtytų smarkiai? Lėktuvas sukurtas skrist, matai, nu, bet aš nieko realiai nedarau per daug. Aš jį tik vos koreguoju. Jam nieko negali šiaip atsitikti, žinai. Karolina, tu kaip mažas raudonas paukštelis salumoj dabar. Man tai net neramu laikyti tą pirštą mygtuko, kad nenumes lėktuvo netyčia. Man lygiai taip pat jau liečiu, nežinau, kaip per keramiką atsargiai kūrinis. Man žinok, delnai belekai prakaitoja. Biški valdau savo tą motion sickness, bet ir nebloga kol kas. Okay. Kažkaip atrodo nelabai įmanoma suprasti aukščio mastelio, tipo mano smegenys nesuvokia, gal dėl to aš kaip prieš green screeną biški jaučiu. Wow, kaip kietai! Wow!
Oh my god! Žinai, kaip atrakcionuose pasijaučiau sekundę. Tokį netikėtą man, ne? Jo. Karolina, žinai, kad garsenybės Los Andžele kartais, pavyzdžiui, 40 minučių atstumas skrenda su lėktuvu tam, kad sutaupytų laiko. Tai va, pavyzdžiui, sužinojus, kad iki Nidos mums 40 minučių būtų, ar rinktumės lėktuvą kaip transporto priemonę nuvykti? Tu klausi šito klausimo? Obviously, tu juokauji, man čia atsivėrė nauji horizontai. Labai gerai. Tai skrendam į Nidą. Karolina, jeigu reiktų vienu žodžiu apibūdinti šitą patirtį, kurį dabar pasirinktum? Aš dabar tiesiog mintyse dainuoju random dainą, žinok, vis mane bambalėjo visiškai vyksta, dabar galvoju. Ir tu su manim gali. Nebijok, gali, žinok, paimti pilnai už vairavęs. Imkim drąsiai, žinok. Ta prasme, nieko Greta, aš jau pilotuoju lėktuvą! Aš laikau! Aš suku! Keliu! Dabar į kairę, labai gerai, sukam į kairę, su kairę. Viską dabar tu darai. Jo, svarbiausia būt, va, kaip tu sakai, jautrus, jisai ganėtinai jautrus, dėl to reikia visi judesiai tavo turi tokį koordinuoti, būt nereikia staigiai. Ir atsimink, lėktuvas pats iš savęs jisai skrenda, tu tik truputį jam duodi korekcijas. Tai va, tarkim, pabandom į dešinę pusę, dabar suk, stenki žiūrėti horizontą. Jo, labai gerai, tobulai dabar sukė. Gerai, pabandyk įsilyginti tiesiai. Super, liuks. Na, svarbiausia, neįsijaus, Aš negaliu patikėti. Aš žinok gyvenime nejautus tokio jausmo, aš biški out of my body experience, biški žinok negaliu patikėti, Greta. Tai šiaip skrendi labai gerai. Tai pavaldymas labai paprastai veikia, tokių kalniukų turim. Jeigu tu suki vairo lazdę, stumi į kairę, jisai kaip sukasi tai kairėn, tas pats dešinėn. Jeigu tu trauki savį, jisai kyla. Jeigu stumi nuo savęs, jisai leidžia. Man tas leidimuose, man organai apsisuka vietų. Tokia biškį nesvarumo būsena gan ir gaunas. Tai reikia tokia švelniais Man judesiais. ta būsena patinka, žinai, kur, kai važiuojant 200 per geležinkelio pervažą ir biškį mašina pašoka. Čia yra tiek, kiek aš jas galiu atlaikyti. Tai Gerai. visas valdymas. Ir viskas švelniais rankų judesiais. Svarbiausia, neįstem kaip mašina vairuoja. Gerai. Jeigu keliu, Jis kyla virš. Okay. O šiaip lėktuvas pats savyje turi autopilotą, jis gali laikyti kursą, greitį, aukštį, jis viską pats gali daryti, bet smagesnė patirtis yra, kai tu pati pilotuoji. Tu dabar viską darai pati. Iš šitas gūsius ir turbulencija čia vėjas ir kylančios šiltos oro masės. Tai tu į jas principą gali visiškai nereaguoti. Ką? Aš irgi bandau biškį liesti tą lazdą. Man baisu. Aš pasukau į dešinę, šiek tiek į dešinę, ta prasme, atrodo, tu literaliai savo pirštose, savo gyvybę laikai, čia insane, aš tipo šlapia visą. Gerai, aš perleidžiu vairavimą. Laikau. Aš nenoriu tiek atsakomybės prisimti savo gyvenime. Crazy jausmas, nes žinai, būna turbulencijos, va čia dabar man pasakoja apie oro lygius ir taip toliau, tai realiai kaip biškis sujudama vėjo lėktuvas, tiesiog širdis tu nekontroliuojama, jinai tiesiog atrodo susprogs. Jo, ir tu nuspėti negali, kada jie atsitiks maždaug. Taip gali primest, kad jeigu pakeičia reljefas, pasikeičia miškai, ateina arba lygumas, tu gali nuspėti. Gerai, Povilai, ir mes turim tas užduotėlės, 4 korteles, kur pabandysime orientacinės duoti užuomenas. Tai perimam valdymą ir duodam panelėm po pirmą lapuką užuomenas, kur mes skrendam ir ko mes ieškosim. Aš su savim turiu tokias korteles. Gerai, Karolina, tu gavai lapuką, aš gal perskaitysiu garsiai. Automobilis, mes ieškosim automobilio dabar. Tai va, pažiūrėsim, koks yra mūsų matomumas iš lėktuvo ir kaip įmanoma, nes iš tikrųjų aš tai puikiai viską matau ir spalvos matosi, atrodo, tai manau, kad surasim ir automobilį, mums bus šiek tiek identifikacinis ženklas, jį pastebėti. Automobilis slepiasi švenčių ir konferencijų epicentre, kuris įsikūrė 23 km nuo Kauno. Ar Karolina įsivaizduoja, kas čia galėtų būti per vietą? Švenčių ir konferencijų epicentre, bet ne Kaune. Tai kas čia gali būti? Tai kadangi ne Kaune, jau turbūt galima atspėti, kad tokia, žinai, bus didesnė vieta, nes ten jau suvažiuoja belekiek žmonių. Trakai? Gal Trakai čia toliau negu 3 Kilai? Logiška. Bandom jaučiu sekančią užuomeną. Automobilis slepiasi Biliškių kaime, vietoje, į kurią keliaujame ir pailsėti ir smagiai laiką praleisti. Ir visada reikia stengtis žvalgytis maždaug, kad surasti kažką Įsivaizduoji, kurią panašaus. pusę tas Biliškių kaimas? Žiūrim, kur miškuose tiesiog įsikūrė kažko... Kaip atrodo kaimas iš viršaus, nežinau, paieškokime.
Turbūt traukiam sekančią užuominą. Atsimink, kad turi žvalgytis. Aš tau pasufliruosiu, kad mes labai netoli, žinai. Kurioje tarp miškų įsipatoginusi Automobilis slepiasi vietoje, kurioje tarp miškų įsipatoginusi stovi didžiulė vila. Aha. Turbūt padės tik žvalgytis dabar mums. Jo, aš jau žvalgaus, ieškom tiesiog gražios vilos. Neatrodo sudėtinga užduotis. Bet žinok, man po dešinę tai ten tokia belė kokia vila su tokiu raudonu stogu, tai ar gali būti tai? Matau kažką. Pala. Galim... Ten prie prūdelio, ten artificial tas padarytas baseinas. Tai yra ežeriukas? Jo. Pasižiūrėk. Tenais ne tai, kad ežeriukai, tenais kaip iš pasakėlės kažkokios pažiūrėk. Ir stenkis. Ir teniso kortai, labą dieną, tai jau čia bus. Jo, aš irgi taip manau, reikia dabar tik tai nužiūrėti, koks ten tas automobilis, kurį mes turim pastebėti. Aš jau pamiršau, kad mes automobilio ieškom, aš apie vilą užsimašiau. Jo, tai vilas šaunuolės suradai iš 3 gesų ir dabar tik tai surasim automobilį. Kadangi jie profesionaliai užsiema su automobiliais, tai aš įsivaizduoju, reikia kažkokios apynaujo automobilio ieškoti. Bandysiu su telefonu prizūminti, kas ten slepiasi. Reikėjo žiūronus pasiimti greta. Gerai, reikia mums žiūrėti, kur mašinos, arba parkavimo kažkokia aikštelė šalia turi būti. Tu matai mašiną kažkokią ypatingesnę? Mačiau vėliavėlę šalia, tai man atrodo, kad ten bus ta, kurią mes turėjom pamatyti, pilkas džipas. Okei, mačiau! Be koks ten automobilis, kaip manai, pavyks mums atpažinti koks? Kaip manot, įmanoma pasakyti, koks automobilis, pavyzdžiui, virš jo praskridus? Man panašu buvo iš toliau į X, bet tada pagalvojau, kad Bentlis. Nu jo, jie užsiema gerom, tai galim paskutinį praėjimą darom, jei atspėsim kokią mašiną, tai gausim ekstra bonus taškų. O tai šitą, pavyzdžiui, įmanoma per audrą skristi? Įmanoma. Šiaip viskas yra įmanoma, kas yra dar saugos ribose, žinai, tai reiškia, pats svarbiausias dalykas, neskristi gal per žaibus, žinai, kai labai... Nes kai tu skrendi, tu realiai matai visas audras lietų, visą laiką apskrendi. Tai jei, pavyzdžiui, tiesiai lyja, tu apskrendi į kairę, truputėlį į dešinę ir nevarai ten kiaurai, žinai, kad būtų labai blogos sąlygos. Kita užduotis bus aplink Kauną, pačiam aerodrome, iš kur pakilom, iš Dariaus ir Girėno aerodromo, tai tenai ieškosim automobilio. Irgi ganėtinai manau, kad bus naujas automobilis, tai bus aerodrome nesunku tarp lėktuvų, manau, rasti. Nu ką, tai paspėliojam, kur antras automobilis slepiasi. Tai seniausiai veikiantis aerodromas Lietuvoje ir vienas seniausių Europoje. Sorry, kokį hintą daviau. Okei, Aleskoto? Taip, ir pavyzdžiui, antra užuomina sako, kad automobilis slepiasi aerodrome, kuriame yra aviacijos muziejus. Tai aš šitą pavyzdžiui net nežinojau. Automobilis slepiasi aerodrome, kurio pavadinime yra 2 žymių lėktuvų pilotų vardai ir pavardės. Tai gal pavyktų įvardinti kokių? Tikriausiai Dariuko ir Girėno? Tikrai taip. Tai Darius ir Girėnas darė ilgiausią skrydį 1933 metais, jie skrido iš New Yorko į Kauną ir būtent į šitą aerodromą jie turėjo parskristi. Tai susirinkus minė 20 000 žmonių ir laukė šitą aerodromą, iš kur mes pakilom. Oho, įdomu, kiek mūsų laukia. O Dieve! Karė, matau tai! Nu, gražiai būk. Greta, o tu žinai, kad mes dabar, kai kalbam, tai visi pilotai, kurie skraido, mus girdi. Tai visi, kurie girdi, linkėjimai, visiems žaikelė, graži diena, nuostabi saulutė šviečia, vėjas ne per didelis, ne per didžiausias, linkėjimai bučkiai. Žvalgomės automobilio. Jo, ir dabar turim pradėti ieškoti automobilio po truputėlį. Tas modernus, tas pilkas? Ne, čia yra karinės oro pajėgos. Matau vėliavą vėl. Ir automobilis šalia, irgi pilkas SUV. Spėčiau, kad tai yra Porsche automobilis. Gerai, mes tada surandam. Šauniai. Pabaigoje Karolina užmes kakį. Va, matau gražuolį. Panaši spalva kaip to praeito. O, žiūrėk, Karolina, matau, ką auto, ten mano automobilis stovi ir čia va, iš kur mes pasiėmėm tą gražuolę. Dažniausiai, kas gaunasi po tų pažintinių skrydžių, visi užsinori skraidyti.
kai supranta, kad tai yra ganėtinai pigu, lengvai prieinama, nes visi ką įsivaizduoja, pamato lėktuvus, sako, kaip čia brangu, nu žinai, tikisi milijonais viskas. O realiai yra viskas labai paprastai. Kaip sakydavo, kad lėktuvą reikia, ne, Rūžavą pasidaryti. Aš sakiau Rūžavą, ne? Tai galiu sakyti Rūžavą ir kas įdomiausia, kad lėktuvus daug kas dabar populiaru perkasi dalimis, share. Tai pavyzdžiui, lėktuvą turi 3 savininkus. Tai visi eksploatacija, kaštai, nuomos, angarai, viskas pasidalina ant 3. Tiesiog su 3 draugiam, tokiem lėktuvai. Ir daug davėm. Ir pačiom, žinai, kad pilotuoti ir viską, šiaip dažniausiai stengiasi nieko nedaryti. Pirmą skrydį ir tik tiesiai skrituotės jau, žinai. Nes mūsų organizmai nėra pristaikę ir nėra pažįstamas tas laisvas pojūtis skrydžio. Ir va čia tūpsim ant to asfaltinio tako. Kaip smooth! Wow! Super sviesta! Did my best. Wow! Jau, mes grįžom. Super. Koks nusilyti. Wow. Ja, tai mokymų procese yra sudėtingiausia dalis suprasti, nes pats matei skrydis, pilotavimas iš savęs jis nėra labai sudėtingas. Sudėtingiausia yra tai žiauriai baisu. Nebaisu, žinai, reikia daugiau laiko. Ne, tai čia aišku, čia ypač reikia naujas jausmas. Visiškai. 21 metų pirmą kartą pajauti tiesiog tokį naują jausmą, labai keista. Ir matai, jis nieko bendro neturi, pavyzdžiui, nu, žinai, su mašinom, jis visiškai kitas pojūtis. Na ką, Karolina, tai apturėjom šiandien tokią ir žemišką, ir dangišką patirtį, kurią rinktumės, kurią visgi pratęstų, ar kažkaip gal, tiesiog nebūtinai kurią, o kaip tau ta skrydžio patirtis? Čia, matai, norėjau sakyti, labai skirtingos patirtis. Taip. Man labai patiko, ką sakiau ir pilotui, kad 31 metų aš pajaučiau visiškai naują jausmą, žinai, fiziškai valdyti lėktuvą ir turėti savo rankose tiek daug. Taip. Buvo labai... 2 gyvybės, realiai. Jo, realiai, labai keistas jausmas, tiesiog naujas jausmas, bet širdis, žinai, visą laiką kalatojosi iš tokio excitemento, ne baimė, žinai, bet kažkas tiesiog tokio naujo gražaus. Man šiaip patiko, labai gražus senamiestis iš viršaus, iš tikrųjų, Kauno. Kažkaip ir pats Kaunas labai žalias, toks labai gražus ir va, kaip tu paminėjai, labai... Tai kaip ir nėra baimė, bet gal dėl to pojūčio naujumo, kad labai viskas nepažįsta, nes man buvo, kad suprakaitavo delnai, bet tuo pačiu aš ir visų 1,000,000% pasitikėjau mūsų pilotų, žinai, ir pačiu lėktuvu, nes jau taip, nu tarsi tikrai tu suvoki, kad tai yra saugu, bet tiesiog kūnui nauji pojūčiai, žinai, vat... Man visiškai ramu buvo, tipo, baimės, kai baimės jausmo net kylant nei kiek nesuvirpėjo širdis. Jau kai tu laikai ten tą lazdelę, tai jau, tipo, čia kita kalba, bet šiaip... Exciting visiškai. Aš įsivaizduoju, kad naudoti tai kaip transporto priemonė ir būti valdžius tiesiog tą jausmą, kur tu susilieji su oru ir vėju ir viskuom. Taip. Tokia kita kokybė gyvenimo dar atrakini ir naujų pojūčių geras. Nu labai fainai, man irgi labai patiko. Buvo visokių išgyvenimų, žinai, bet taip ir turi būti, nu galų galia pirmi kartai tu po to su laiku įsivažiuoji ir kai tu dar išmoksti gerai tai daryti, nu žiūrint į piloto ramybę, aš suprantu, kad čia, žinai, yra kaip ir visa kita praktikos reikalas, žinai, tai ir iš automobilio vairo pirmą kartą atsisėdęs ten delnai prakaituoja ir baisu. Tai mūsų pirmas kartas buvo ir mes sukom ten ratus, kad surasti tos automobilius, tai šiaip mes turėjom ganėtinai ekstremalią patirtį, tai nebuvo tiesiog pakilti ir paskristi tiesiai. Taip. Mes ten panardėm gerai toj oro erdvėj. Taip, ir užduotis įgyvendinimo automobiliai surasti, dingi automobiliai surasti, tai jeigu jūs netyčia pavogtų jūsų automobilį, galite naują nusipirkti ką dautų ir tada dar mes surasim tą dingusį. Gerai, Karolina, puiku, kad tau buvo faina, pažiūrėsim, ar tavo pilotai pasirodė geri tavo pilotavimo įgūdžiai. Taip, kviečiam Luką truputį pakomentuoti, tai ką mes ten veikiam, kaip čia atrodė, kiek mes tos pamokos apturėjom, kaip tai, žodžiu, atrodytų šiaip. Jau po pakilimo matėsi, kad Karolina tikrai gali pati pilotuoti, jinai ir pilotavo pati 20 beveik minučių. Tai tik tai pamatėm, kad jautrus lėktuvas, prie ko neįprasta, reikia priprast, bet tikrai gali laikytis piloto licenciją ir tau ranka pasiekiama. Aš nesupratau, ar tu nuoširdžiai man pasakai, kad čia aš gerai varau ar ne, bet dabar vis dar nesuprantu, bet malonu. Ne, tikrai gerai sekėsi ir jaučiasi, kad jum technika nesvetima, ar automobiliai ar lėktuvai. Tai viskas, dienos nuotykiai kaip ir į pabaigą, tokia paskutinį tau žirgą turiu pakinkytą. Aš manau, kad tau, sakai, labai patinka, kai vėjas tas plaukus kedena. Man atrodo, šokam, gal dar su to lėktuvu palenktyniausim, nuspręsim, kas čia visgi greitesnis, geresnis ir patikrinsim, ar tau tinka raudonas spalva, žodžiu, tave apgaubusi. Tu prie vairo šoki? Aš prie vairo šoku. Gerai, man tinka. Būk mano passenger princess. Kaip, Karolina, vertini mūsų dieną?
dažniau taip ir užsibaigti galėtų ir praeitą, ne? Tai tau sakau, čia, žinok, man atrodo, galėtų būti serijos kažkokios jau mūsų nuotykių. Man visai pasirodo patinka, kaip važiuoja tėvai.